Jeigu jūs vargina galvos skausmai, sprandos skausmai, miego sutrikimai, dėmesio sutrikimai, diabetinė polineuropatija, tai yra skausmingos pėdos, degančios pėdos, sergančių diabeto ar aibė kitų susirgymų, jums labai pravers šitas video. Labas brangieji, noriu pasidalinti gydymo metodu, kurį pats visai neseniai sužinojau ir kuris turi jau gausių įrodymų apie jo efektyvumą, bet pats iš savęs yra labai paprastas. Ir man kaip gydytojui, aš matau daug žmonių, kurie kreipiasi pagalbą dėl šitų problemų, kurias iš esmės galėtų išsispręsti patys. Tai pristatysiu jums tokį sweet nasal procedūrą, nežinau kaip tai išversti į lietuvių kalbą, saldi nosies infuzija, galbūt tai reikia pasakyti. Ir iš esmės tai yra gydymo metodas, mes turim pripažinti, kad nesuprantam, kaip tai veikia. Ir tai tik parodo, kaip nedaug mes išmanom nervų sistemą. Bet toks metodas, jisai padeda gausybei susirgymų. Jau aš kalbu iš esmės apie visus su nervų sistema susijusius sutrikimus galvos ir sprandos srityje. Bet net jeigu diabetikams taip efektyviai padeda kojų skausmus suvaldyti, tai man yra kosmosas. Aš manau, kad bet kas ilgai kamuojasi su neaiškios kilmės simptomais, kurių didžioji dalis yra susijusi su nervų sistema, autonominė nervų sistema, galėtų išbandyti šitą metodą. Dabar trumpai apie anatomiją, apie veikimo pagrindą. Nėra labai tiksli turbūt šita skaidrė, bet parinkau ją, kad matytųsi, kaip daug sfenopalatinis mazgas turi ryšių su įvairiausiam nerviniam struktūrom, ne tik tais centrinės nervų sistemos arba periferinės nervų sistemos galvoje ir sprande, bet iš esmės veikia toks, kaip restarto mygtukas turbūt visoje mūsų nervų sistemoje. Tai reiškia, mūsų nosies užpakalinė sienoje ir turbūt labiau viršutinėje, šoninėje sienoje yra toksai užgleivinės esantis sfenopalatinis mazgas, kurį mes galime stimuliuoti. Dabar priklauso, pas kiekvieną žmogų yra skirtingas storis tos pertvaros, čia yra schematinis, nėra visiškai tikslus vaizdas. Storis skiriasi, dėl to ne visiems taip suveikia, bet maždaug 60-80% pacientų yra jautrūs šitam gydymo metodui, tai yra jie gali gauti naudos taikant jį. Ir kadangi skiriasi pertvaros storiai, tai mes nežinom kiekvienam kokia yra optimali trukmė, bet žinom, kad bent 10 minučių reiktų laikyti tą procedūrą taikyti, o geriausiu atveju ir iki 20 minučių. Dabar, kaip matote, čia yra nosies pertvara, jis yra šiek tiek užpakaliniai, šoniniai, viršutinėje dalyje, tai mes turime būti tokioj padėtyje, arba taip užvertę galvą, kad tenai susikauptų mūsų taikomas skystis ir vykdytų terapinį efektą. Anksčiau buvo naudojamos įvairiausios medžiagos, anestetikai, įvairiausios kitokios medžiagos, egzotinės, su kuriamis buvo gaunami labai geri efektai, bet dabar panašu, jog tą galima daryti su paprasta 5% gliukozė ir tikrai gauti stulbinančiai gerus rezultatus. Dabar pirmas klausimas žmonėms yra, iš kur gautos 5% gliukozės. Pasirodo, vaistinėse jos yra sunku gauti, joms yra sunku tai užsakyti, bet čia net ir nėra problema, nes ta medicininė gliukozė iš tikrųjų yra nurūgštinta. Čia irgi kolegos, tada žinokim, kad visi, aš nežinojau šito, prieš mokydamasis apie perinauralinę terapiją, ir po to pasitikslinau, kad akurat taip yra. Kiekvienas infuzijos tirpalas yra nurūgštinamas, kad ilgiau laikytųsi lentynose, kad būtų atsparesnis, kad nesušoktų tenais į daleles. Ir iš esmės mes, kuomet naudojame tai klinikoje, turime nušarminti tą gliukozę, tai to šarminimo tokio, čia labai sudėtinga būtų. Tai kiekvienas gali, kadangi čia nenaudosime nei į veną, nei į raumenis, nei į odą, čia mes naudosime į nosį, tai sterilumo tikrai nereikia. Tai mes galim tiesiog virinto vandens pasimti 100 ml virinto vandens ir įdėti 5 gramus cukraus. Kaip įdėti 5 gramus cukraus? Čia aš jau nesikišiu iš ten šeimininkių ir šeimininkų vietas, bet tiesiog 5 gramus cukraus kažkokiu būdu mes pasimatuojame, kažkokią, šaukštelį, dar kažką, kad būtų maždaug 5 gramai cukraus, į 100 ml vandens virinto ir tai mes gauname 5% gliukozės tirpalą, kuris yra izotoninis, nes mūsų naudojamas vanduo yra izotoninis. Ne tik, atsiprašau, ne izotoninis, bet jis nėra nei rūgštus, nei šarmingas, jis tiesiog tinkantis, kuris nedirgintų mūsų. Rūgštus irgi tinka, bet jis tiesiog labiau padirgintų mūsų. Ir mes jau turime tą mūsų tinkamą preparatą, kuris, pavyzdžiui, jeigu naudotume 2 kartus per dieną, mums tenais jo užtektų pilnai 2-3 dienas, tikrai čia nieko blogo nenutiktų jį palaikius. Taip pat tirpalą mes galime laikyti jau paruoštą infuzijai, tai pritraukti į švirkštą ir jį laikyti 10 minutų švirkštą kambario temperatūroje, dar kartą pakartoju, nes greit kalbu,
10 ml švirkštą mums reikia, mes jį pritraukiam ir laikam kambario temperatūroje, o tą gliukozę galim laikyti šaldytuve paruoštą. Kai mes sunaudojam tirpalą, vėl mes galim pritraukti gliukozę ir laikyti jį švirkšte kambario temperatūroje, o pats tirpalas gali būti šaldytuve. Vėlgi, tas šaltas tirpalas nepakenks kažkotais, bet šalta stimulacija nervinę sistemą gali sukelti skausmus, įtampas, tokias trumpalaikės ir panašiai, tai tiesiog to nereikia daryti. Tai dabar einam prie pačios procedūros. Tam mums reikės tiesiog elementarios gliukozės, aš jau ją papasakau, kaip pasidaryti, 10 ml. Iš esmės, tai vidutiniškai vienam švirkšte. Jeigu jūs neturite kažko panašaus namie, kas yra natūralu, tai tiesiog galite pasidėti pagalvę po pečiais, po mentimis, kad gulint būtų atsilošęs sprandas, kad jūs būtume tokia kaip uodžiamoji padėtyje ir viršūnė nosies būtų apačioje. Tai žmonėm, kurių yra ribotas kaklo mobilumas, tai gali būti sunku padaryti, bet iš esmės mums pavyksta pasiekti tą rezultatą, kai gliukozė susikopia ir nenubėga į nosiaryklę. Dabar parodysiu, kaip tai atrodytų jau pati procedūra. Tai mes jau esam toj reikalingoje padėtyje. Patys pirmi lašai yra gal kažkiek tais nemalonus, bet pamatysite, kaip viskas yra paprasta ir elementaru. Darau taip pats, nes ne visa komanda, aišku, nori filmuotis, bet ir dėl to, kad jūs pamatytumėt pačiam vienam, jog tai irgi yra įmanoma padaryti. Tai reiškia, esame šitoje padėtyje, esminis mūsų darbas yra kvėpuoti per burną ir nejudint galvos, kad gliukozė neišbėgtų iš tos duobės. Tai ir viską pradedam, gal galim priartinti kažkaip, kad žmonės pamatytų. Tiesiog būnant tokioje padėtyje, kaip uodžiamoje padėtyje, ir lašnam gliukozę palei nosį, didžioji jos dalis ir nubėgs, kur reikia. Nereikia jokių kateterių, jokių kitų priemonių. Pats, kai turiu švirkštuką, labai aiškiai matau, kiek mililitrų sulaša. Moterims vidutiniškai reikia įdėti apie 3, telpa vidutiniškai 3-4, čia aišku priklauso nuo ūgio kūno sandaros, vyrams 4-5 ml. Tai ką, pradedame. Pirmi lašai kažkiek yra nemalonus, kol pripranta organizmas. Apie keletą sekundžių užtrunka, bet kaip matote, aš jau 2 ml ir sulašinau. Tai yra greitis gali būti gana nemažas. Pats dabar labai aiškiai kontroliuoju. Kažkiek gliukozės nubėga. Tokia kaip saldžias seilės nuryju. Bet dar nėra tokio kaip kad kelis kartus pasikartojančio nuryjimo, tai reiškia, dar galiu eiti. Esu sulašinęs jau 3 ml. Aš pats nesu didelis, tai man užtenka maždaug apie 4 ml abi dvi šnervės. Po 4 ml. Kvėpuojam per burną. Jau tokioj padėti galėčiau ir išbūt, bet kadangi kalbu, tai reikia nuryti. Reiškia, kai pasiekėm tą tarpą, kai matom, kad leidžiam ir kartojasi ryjimas, pasikeičiam į kitą šnervę. Ir vėl ten viską darom taip pat. Verta turėti turbūt kokią nors servetėlę, kad galėtume nusivalyti, jeigu nutiktų toks dalykas. Ir vėl sinam šalia. Pirmi lašai nemalonus. Kvėpuojam per burną. Nurijo perteklių. Ir tokioj padėty, kvėpuodamas per burną, nejudinamas galvos į šonus, išbūsiu bent 10 minučių, geriausia, kad praėjo 10 minučių, arba 15, arba 20, kuo ilgiau, to geriau yra, bet kai kuriems žmonėms dėl sprando mobilumo gali skaudėti jį. Kaip vyksta išėjimas iš tos padėties? Jeigu turite, kad kažkas jums padėtų, jis gali padėti, jeigu ne, tai tiesiog turėkime, jeigu idealiu atveju kokio popieriaus, aš nesu dabar pasiruošęs, bet čia nieko baisaus, ir pakeliame galvą, pasukame vieną pusę, ramiai pasukame kitą pusę, iš tos duobės nosyje išbėga gliukozės, vėl šiek tiek pakeliame galvą, pasukame ją į vieną pusę, į kitą pusę, ramiai, ir tą galime atsisėsti, jokių problemų, jokio diskomforto. Jeigu pasilenkčiau staiga kokią batą užsirišti, aišku, kažkoks liulys išbėgtų, bet čia jokios aspiracijos, jokio uždusimo rizikos tikrai nėra. Žmonėms iš mūsų patirties, kurie turi Parkinsoną, Alzheimerį, gali šiek tiek tokio liktais kaip kosulio būti lašinant, bet čia yra gliukozė, čia jinai
kaip tik jokių komplikacijų neturi, tai aš labai raginu, aišku, su sveika priežiūra ir turint tą elementarų supratimą apie tai, kaip elgtis saugiai su tokiom priemonėm, tikrai šitą procedūrą pasidaryti patiems. Taigi dabar jūs matėte tą pačią procedūrą, kur yra tikrai labai elementari, man skaudėjo širdį, aš atsiprašau, pacientams buvau žadėjęs anksčiau, kad paleisiu šitą video, man skauda širdį, kai tokia elementari procedūra nėra žinoma žmonėms ir daug kas tikrai, aš manau, kad šimtai, net tūkstančiai žmonių kamuojasi dėl problemų, galbūt kurių neįspręstų pilnai, bet tikrai galėtų savo padėti taip darant. Ir, pavyzdžiui, tokią procedūrą jūs galite kartuoti 2 kartus per dieną, 2 arba 3 kartus per dieną, 3-4 savaitės, kol galėtumėt pasiekti tam tikrą apčiuopiamą efektą, po to jį tiesiog turėti kaip tokį parankinį įrankį, kuomet ten migrena užpuola, kuomet kažkokia tenais stresai, nemigos, tenais mes spaudimą labai stipriai esame numušę kolegai, kuriai užkilo. Žodžiu, daugam padeda. Jeigu jet lagas yra po kelionės ir visą kitą, tokius vietas savo kaip būdą restartuoti nervų sistemą, restartuoti autonominę nervų sistemą. Aš žinau, kad čia daug galiu sulaukti visokių grįžtamų ryšių iš daktarų, bet jūs patys tai pabandykit ir pamatysit, tai yra kosmosas. Aš 10 metų medituoju, žinau, kaip tai veikia ir tiesiog 10 minučių pabūt su ta gliukozė ir pajus, koks yra tas skirtumas ten. Kada negalima būtų daryti, tai kai yra lėtinis sinusitas, grybelinės kilmės. Tai jeigu jums kartojasi lėtiniai sinusitai, labai reikėtų pasidaryti tą tepinėlį nosies ir jeigu ten yra grybinė infekcija, pirmą ją susitvarkyti, nes cukrų labai mėgsta grybai ir tai galėtų būti paūmėjimas. O visais kitais atvejais kontraindikacijų sunku sugalvoti, jeigu kokia nors kaukolės pamato lūžiai, ten neužgyja, bet čia apie tokius atvejus niekas nekalba, tenais tokios procedūros darimas. Tai yra žiauriai mažos rizikos procedūra, kuri gali atnešti didelę naudą, priklausomai nuo to, kaip jų tas žmogaus organizmas į tai reaguoja. Tai kadangi viską sakiau ir visą, ką sakau greitai, pasikartoju. Sfenopalatinis mazgas užpakalinėje, šoninėje, viršutinėje nosies dalyje, kurį mes galime pasiekti, jeigu tam tikrą padėtį užimame, reiškia, užvertus galvą, tokio kaip uostymo padėtyje. Absoliuti dauguma pacientų tai gali padaryti. Iš visų mes esame matęs labai daug blogų sprandų, bet net ir tada kažkaip pavyksta tai padaryti. Jeigu neturite to stalo, kas daugumą neturite, tai tiesiog ar ant žemės atsigulus, ar ant lovos, po pečiais pamentimis pasidam pagalbę, kad atsiloštumėm, esam tam tikroje padėtyje. To gliukozės tirpalo ten nereikia daug, beveik visiems pacientams pavyksta pasiekti tiek, kad jie gali išbūti tam tikroje padėtyje ir ta gliukozė laikosi tame mazge ir sukelia tam tikrus efektus. Tai naudojame 100 ml vandens 5 gramai cukraus, pasidarom 5% tirpalą, kur nereikia jokių tenais vaistinėje pirktų ir visą kitą, ir naudojame 10 ml švirkštą, kurį laisvai galim Lietuvoje įsigyti bet kur. Dėl ko 10 ml švirkštą, nes darant savo yra labai patogu, nes mes arba ir kitam žmogui, nes iki 5 ml mes vieną šnervę naudojame, vieną ir kitą ir esame tai padarę. Užsidedame relaksacinę muziką ir 20 minučių, geriausiu atveju pabūname kvėpuodami per burną, nesukiodami galvos į šonus, o kai sueina tas laikas, atsikeliame iš lėto, kokį 10 laipsnių pakeliam galvą, pasukame vieną pusę, pasukame kitą, vėl pakartojam tą procedūrą, jeigu reikia, vėl pakartojam ją ir atsistojame ir idealiu atveju turime servetėlę po ranka, jeigu kažkoks liulys iššoktų. Tai labai tikiuosi, kad tai bus naudinga pacientams. Žinau, kad čia pas mus atvažiuoja žmonės ten su nugaros skausmais didžiuliais, kur ten kojų sunkiai valdomos, dar kažkas tokio, kartais tokių labai daug lūkesčių žmonės susikelia. Tai jeigu jūs kreipiatės ir pagalbos dėl stiprių skausmų su injekcijom, bet šitą dalyką tikrai darykite, nes aš taip ant savęs pajuntu, kadangi aš esu gavęs, pavyzdžiui, galvos skausmai yra, tarkim, ir injekcijas, ir gliukozės, tai gliukozė maždaug kokius 5% injekcijos, sweet nasal, ta procedūra apie 5% efekto turi tą, ką padaro injekcija, bet žmonės tai gali daryti patys, jiems nereikia kažkokio medikų pagalbos, iš esmės tai beveik nieko nekainuoja, o yra labai naudingas dalykas, taip kad tikiuosi, kad tai jums padės, brangieji. Jūs sužinosite tokį metodą, kuris yra nerizikingas, nekenksmingas, gali jums padėti, o jeigu nepadės, tada jau mes esame šitam ir tada aš matau daugiau prasmės padaryti tai, ką mes, kai jau reikalinga medikų pagalba, iš tikrųjų dar kažkokia tikra medicinė intervencija, o ne tiesiog rekomenduojant žmogui lašinti gliukozę į nosį. Sėkmės visiems!